tie, kas seka Twitter'į, arba gal net ir Facebook'e bendrai matė, tai prieš gerus metus kažkur, netiksliai atsilobė, prieš metus kokius, iš mūsų baro pavogė alų. Tai atėjo trynės ilgai palei barą, po to jie greitai paėmė 2 kegus po 20 kg, daugiau biškai, 20 litrų brangaus alaus ir išnešė. Kai tai pastebėjom, buvo vėlu, bet pamatėm dar vieną dalyką, kad jie grįžo. Tiksliau, pamatėm tada, kai kažkas suskambėjo antrą kartą, jie grįžo. Ir jie vėl bandė pavogti. Šį kartą metalinius kiekus su vilkmergės, man atrodo, alum. Ir Gajus pamatęs, barmenas mūsų Gajus pamatė, kad jie trinasi kieme, kažką pasakė ir palink jų pradėjo bėgti ir jie pabėgo. Ir rado lapų, didžiuliai lapų krūvoj, kadangi ruduo buvo, jau lapai nukritę, paslėpti buvo, man atrodo, 2 kegai. Tai va, tai 2 kaip ir nepavogė, 2 pavogė ir čia jau toks kaip ir gaunasi jiems bausmė didesnė, nes tai pakartotinas vagystė, jau reiškia sisteminė, ten kažkaip apsirašo, nežinau. Bet juokinga tai, kad žala padaryta, tai nevertimo tą, kur susigrąžinai, reiškia, žalos nebuvo. Reiškia, kad jeigu tu sugebėjai rasti ir išvengti, tai nėra žalos jokios. O tai, kad tu patyrė stresą, nieko neįdomu yra. O dar žiauriau yra tai, kad tos, kur 2 kegus pavogė, jie labai brangus yra. Ir jie yra mūsų atvežti importuoti. Tai atlygina ir žalą skaičiuoja tik tai nuo jų savikainos. Reiškia, tiek, kiek jie kainavo pas tiekėją, tiek. Nei transportavimas, nei akcizai, nei sandėliavimai, niekas papildomai negali būti pridėta, tik tai savikaina. Tai tikrai liūdna, bet gavosi 130 gal eurų nuostolis. Tai tas nėra didelis, bet galų gale paskambino, sako, pagavom. Reikia parašyti pareiškimą, ten dar kažkokį. Na, tai pareiškimą parašiau. Jiem ten grėsia ir šių reikalaus, kad nors gyvenime aš abejoju, bet anyway, visada rašykite pareiškimus, jeigu kažkas kažką pavogė, nes vagys turi būti nubausti. Vagys turi sėsti ir turi būti uždaryti ir turi atlyginti žalą. Tai gal kažkada atlygins, negali žinoti. Bet visada rašykite ir pasirodo dar ilgiau, kad jie dabar teisimi yra už 20 atvejų. Tai greičiausiai apvogė daug daugiau kartų, tiesiog 20 pagavo. Tiksliau, buvo įrodymai aiškus ir tai vat, mums šiuo atveju juos pagauti padėjo mūsų kameros, nes video įrašai buvo. Jie ten labai aiškiai apsišvietė, ką jie darė, kur darė, kaip slėpė. Viską policijai pridavėm, viską policijai parodėm. Tai teisingumas nugalės, nors žalos, net ir atlyginus žalos pusę, net gausim pinigų. Kad žinotumėt, kaip būna kartais. Medus. Tai pabandžiau aš atsivežti midaus, sugalvoju, kad tiesiog galima atsivežti į barą midaus, pastatyti butelius, pavyzdžiui, 3 kokius ir padaryti tokį, kad vieno gurkšnio gėrimas, tai ten, tarkim, 50 ml ar 100. Ir jūs susimokate, nežinau, porą eurų ir galite paragauti. Tai tokiu būdu nereikia daug pirkti, galite paragauti ir sugalvokite, reikia atsivežti pasibandyti. Nu ir ką jūs savo galvojate? Negaliu to padaryti. Midus jau, kadangi didžioji dalis midaus yra stipresnis negu ten 8,5 laipsnių, tai jau reikia atskiros licencijos. Ir reikia licencijos, reikės papildomų deklaracijų, man atrodo, kas 2 savaitės teikti VMI. Reiškia, aš turiu nusipirkti banderolių. Banderolių, aš dabar nežinau, ten tiksliai ar 10 ar 15 tūkstančių reikia pirkti mažiausiai. Tada jų apskaitą daryti, žodžiu, reikaliukų milijonas atsiranda papildomai dėl kelių butelių, kurios nori atsivežti pasibandymą. Ir negaliu padaryti. Paklausiu vienų pažįstamų, tai jie mielai padėtų, bet ten reikia vežti per Kauną, o čia midaus gamykla Lenkijoje siūlė atvešim, mes važiuojam, sako, į Vilnių galim atvežti, transportavimas nekainuotų. Tai va, tai stupyčiam transportavimą, bet tada negaliu, nes reikia į Kauną, kad nuvežtų. Ten kiekis mažas, nežinau, ten 12 buteliukų, tai, juokinga.
Kitų paklausiu, tai neturi to tipo licencijos, kad galėtų atsivežti. Tai negaliu to padaryti. Pabandysiu gal su lietuviais padaryti dar tokį dalyką, bet gal po to, kai nusistovės įsidirbai reikalai. Tai vat, labai gaila, kad negaliu. Bet yra ir gera žinia. Lenkijoje vyksta labai fainas midaus pagal atsiliepimus. Alaus ir midaus. Kaip pavadinti, konkursas, turbūt taip. Angliškai competition, žinau, o kaip lietuviškai, turbūt konkursas. Tai varysi Poznanę teisėjauti. Teisėjausi midų. Parašiau, kad galiu ir alų, jeigu labai reikia, jeigu nereikia, tai ne. Bet midų norėčiau žiauriai. Nu ir pakvietė. Tai va, varau po kelių savaičių į Poznanę. Teisėjausiu midaus konkursą. Bus antrasis mano gyvenime midaus konkursas, kuriame teisėjausiu. Ir tikiuosi lapkritį vėl varyti į Varšuvą. Teisėjauti. Ten fainas, didžiulis. Tikrai daug darbo, daug smagumo. Labai gerai. Tai va, taigi turiu gerų žinių. Toliau su midom dirbam. Kitus lygiai kaip šnekėti, tai vis tiek tai susiję šiek tiek su barais, nors ne visai, bet apie paslaugas žiūrėkit. Yra paslaugos, tarkim, printerio kasečių keitimas. Yra tokie Prizmat. Žiauriai gerai dirba, patikėkit, labai greitai, labai efektyviai, kainos normalios, kaip panašios kaip visur. Bet jau daug metų mes su jais dirbam ir niekada nieko neprimalė šūdų, visada normaliai reaguoja, visada normaliai adekvačiai. Skambinu čia man kurią dieną, sako, aš pažiūrėjau, kad labai retai užsakinėjate, kad labai seniai pas mus užsakinėjate, ar nepamiršote mūsų. Sakau, ne, tikrai labai gerai dirbote, tikrai kitur neužsakinėsiu ir su jumis tikrai atsiųsiu, sakau, kaip tik baigėsi vakar kasetę, jinai sako, tai diktuokit, ne, sako, atsiųsim užsakymą, nėra bėdos. Gerai, tada pauzė, sako, aš visada kaip matau jūs per televizorių, tai prisimenu, kad reikia pažiūrėti, kada užsakinėjat paskutinį kartą. Atrodo, kad mane per teliką rodo kasdieną. Tai labai nuotaiką pakėlė, labai džiaugiausi, labai linksma buvo. Ar žinot, koks gėris yra numerio perkėlimas? Nuostabu. Neprarandi numerio ir nereikia prisirišti prie tiekėjo. Jie panašiai mobilūs tiekėjai kaip ir daro draudėjai. Visada tau pasiūlo gerą kainą, o kitais metais tau kainą pakelia ir jinai būna brangesnė negu pas konkurentą. Tai keiskit tiek draudikus, kas metus, tiek operatorius, kai baigėsi sutartis. Šį kartą Telia parašė, kad kelia man kainą, vienas pasibaigė, kitas ne. Kad kelia kainą man neaišku kodėl. Nes tiesiog jie taip sugalvoja, kad planai šitie nepatinka jiems. Okay. Pažadėjo paskambinti, neatskambino pasiūlymų, tai kadangi nemoka dirbti ir dirba blogai, tai atleiskit, bet vienas išėjo numeris pas konkurentus, o kitą naikinsim, nes nebereikia, barą uždaro, vieno numerio nebereikia tiesiog. Tai labai geras dalykas, numerio perkėlimas yra nuostabus.